Laidą pristato popkultūros ir žaidimų mėgėjų konferencija Comic-Con Baltic spalio 20-22 dienomis Litexpo. Sveiki visi Timūro kanalo žiūrovai, ačiū, kad įsijungėt, ačiū, kad remiate. Jeigu dar tik žiūrit ir neremet, tai kviečiu drąsiau tai daryti. Aš labai laukiu jūsų toj mokamai turinio zonai, kuri būna už pusvalandžio ir toliau. Labai džiaugiuosi šios dienos svečiu, kas paskaitėt. Ypatingas, įspūdingas žmogus šiandien. Mūsų pažintis nėra didelė, ar daug kontaktų mes turėjome, bet jos visos yra labai aukštos kokybės, tie mūsų kontaktai per tą gyvenimėlį, kai esame susitikę. Mantas Vizard, sveikas gyvas. Sveikas, malonu būti čia. Ačiū, kad tu atėjai. Ačiū, kad atėjai ir labai džiaugiuosi tuo pačiu laiku. Nes mano šitas projektas visas, Timūro kanalas, aš jau mėnesį beveik esu, jau mėnesį esu. Ir tu esi šeštas svečias, penktas tas, kurį matys visi. Ir jau ta tokia, duobelė pareina. Jau žinojau, kad bus, bet kai ją reikia pravažiuoti, tai jau yra reikalų. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad mes planavom vėliau susitikti, bet tu galėjai ateiti anksčiau. Ir yra dar sikelį įrodymas, kad tu žvaigždžių ir kosmoso nesuvaldysi. Žvaigždžių ir kosmoso, žvaigždžių turiu galvoje dangaus žvaigždžių, ne šito. Žinai, Timūrai, aš gyvenau šią savaitę tavimi, klausiausi tavo ankstesnius pašnekovus, mano geriausias draugas Večeslavas dalyvavo, visiškai kitą jo raidą parodė. Jis yra iš tikrųjų mano geriausias draugas, aš jį labai myliu, mes esame visiškai skirtingi, mažai kas tiki, kad mes iš vis turim bendrų temų, jis yra bohemiškas, laisvas, į rėmus netelpantis ir visoks kitoks, struktūruotas, teisingas, kur kas uždaresnis, bet mes kažkaip labai gražiai viens kitą papildom ir klausiausi ir kviečiu labai pažiūrėti laidą, jeigu kas nors dar nematė su juo, tas pats su Algiu Ramanausku, tokių perliukų buvo istorinių. Žodžiu, labai įdomiai tavo pašnekovai atsiskleidžia. Aš pats nežinau, kas dabar įvyks. Žiūrovai irgi nežinau. Kokia ta bus magija, kurią Manto, bet šiandieną pas atėjo ne tik Vizardas, bet ir Mantas, tai mes dviese pabandysim padalyvauti. Mano tikslas čia yra kviečiant tos svečius, kad aš kartu su žiūrovais, kurie žiūri ir ypatingai tie, kurie remia, kurie sulaukia to momento, kada mes jau baigiam šnekėti, čiatinti, lelekinti ir pradedam jau eiti gilyn. Man ta dalis labai patinka, tai dar sikelį kviečiu visus labai remti ir palaikyti kanalą. Tai ačiū, kad tu pagyrei. Aš netgi buvau savo pirmą klausimą pasirašęs, kaip tu vertini mano kanalą ir koks įspūdis yra bendras. Tai dar ką nors gero pasakyk. Man labai Štai, kas man patinka šitam formate. Aš atsimenu, kai aš buvau jaunas, aš klausydavausi įvairių pašnekovų, dabar Hajario klausiausi AI genijaus, kuris kalba apie ateitį ir dirbtinį intelektą labai daug, arba, nežinau, Naomą Chomskį. Man labai patinka podcastas, kurį daro Lorenzas Krausas, astrofizikas garsus amerikiečių, kadangi aš labai domiuosi mokslu. Aš tik Chomskį žinau už tavo trijų. Still, daug. Ir aš, kai juos klausiausi, galvoju, kokie įdomus, faini žmonės, ir aš pamatau kartais, kad geram, kokybiškam turiniui reikia, aš esu šaumenas, aš esu pripratęs, reikia reginio, efekto. Turi būti Eurovizijos reginys, kad būtų įdomu žiūrėti, klausytis ir taip toliau. Ir tai yra netiesa. Mes gyvenam tokioje kontrasto laike, kur reikia iš tikrųjų pritrenkiančio reginio, reikia papų, reikia sekso, reikia dramos, reikia clickbaito, reikia freaky atrodymo ir taip toliau, nes scenai nereikia atrodyti gražiai, scenai reikia atrodyti įdomiai. Baisiausia, kas gali būti, tu gali būti neįdomus ir viskas, tada amen. Kitoje vietoje atsiranda toks, ką aš vadinu, toksai stoiškas minimalizmas, kur reikia esmės, reikia buvimo čia ir dabar, reikia minimalizmo, kuo mažiau pašalinio triukšmo, kuo mažiau čip-čat, šito, kuo daugiau pokalbio apie esmę, apie tai, kas yra iš tikrųjų ir taip toliau. Ir dabar aš gyvenime šiaip mažinu ir renginių, ir pokalbių, ir interviu, net susitikimų su kai kuriais draugais. Aš tiesiog mažinu, dabar esu tokiam periode, kai man labai norisi esmės, kokybės, apgalvoti kai kurios dalykus. Aš pastaruoju metu gavau tokių labai stiprių likimo ir gyvenimo pamokų, kurias dar procesinu ir nebijau apie jas kalbėti tuo pačiu. Ir man labai norisi, kad tiem, kurie dabar mūsų klausosi, kad įvyktų triukas. Aš noriu padaryti šiandieną vieną triuką, ne su kortom banaliom, ne su tuo aš ir taip jų moku jau šimtus. Psichologinį triuką. Taip, kad žmonės, kurie dabar pradėjo klausytis ir kai jie baigs klausytis, ir mudu, ir tie, kurie klausėsi, bus truputį kitokie. Kažką sužinojo, atradę, kažkur gal nusivylė, o tik kažkokie momentą patyrė. Tai vat. Aš labai tikiuosi, kad jie bus atviresni tiek savo, tiek kitiems, žinai. Tai va, pagrindinis dalykas, kuris stengiuosi daryti.
Žiūrėk, mes prieš naidami į mano klausimus, palieskim mano rėmėjų klausimus, nes Prašau. visiems, kas žiūri, tik primenu, kad mano ir šitą laidą remia Comic-Con Baltic konferencija, ne konferencija, renginys, tu žinai, kas tai yra. Puikiai, aš esu su jais bendradarbiavęs, šiemet gavau netgi kvietimą į šitą renginį. Vienam bendram projektui labai gaila, kad esu užimtas tuo metu, bet geras. Labai palaikau jų projektą ir labai tikiuosi dar kitais metais sugrįžti. Tai vad spalio 20-22 dienomis jisai vyksta Vilniuje, Litexpo pramogų ir parodų centre. Tenais verta ateiti ne vien tik dėl to, jeigu to filmai arba popkultūra patinka, bet aš nebuvęs, aš tik žinau, kaip vat, eilinis žmogus, kurie ir žiūri, tik tiek mano santykis yra, bet iki kol pradėjo remti, paskui labai daug papasakojo žmonės, kiek jie ten savęs įdeda. Taip. Pas mane čia buvo pats, reiškia, Šarūnas Tamulis, kuris organizuoja tą renginį, vienas iš organizatorių yra. Ir tu matai, kaip žmonės dega tuo, ką jie daro, ir pagrindinė tai, žinai, žinutė yra ten ne apie popkultūrą ir kažkokį flashy momentą, bet apie džiaugsmą būti, tiesiog būti. Ir saviraiškai, ir kūrybiškumą, aš atsimenu, man teko garbė vesti atidarymo berods ceremoniją ir aš kalbinau aktorių Meslau iš Policijos akademijos. Žinai, tą aktorių, kuris darydavo tos garsus. Ir aš jam porą triukų padariau ir buvo neįtikėtina. Ir aš matau tos jaunus žmonės, kurie ateina fantastiškais kostiumais, kurie yra saviraiškos, kūrybos, kažkokios tai unikalios meno formos, ten išraiška. Tikrai nuostabių dalykų, kiekvienas ten, manau, kad ras. Ir man va, tas labai miela, kiek žmonės ten dėmesio ir laiko įdeda ir ten susirenka tokie, kurie vertina tai, žinai. Ir tos kultūros, mano galva, Lietuvoje reikia daugiau, nes tos laisvumo, tos drąsos, tiesiog, žinai, priimti save. Ir tau irgi parašė mano rėmėjai 2 klausimus, šiaip labai geri klausimai, aš netgi galvoju, reikėtų gal juos man čia vėliau kažkaip įdarbinti, paprašyti, kad jie klausimus ir kitiem rašytų mano svečiam. Pirmas klausimas tau iš Comic-Con Baltic organizatorių yra toks. Filmuose Now You See Me ir The Prestige skirtingai vaizduojami magai ir jų amatas. Filme Now You See Me daugiausia dėmesio skiriama iliuzionistų grupiai, kuris savo įgūdžius naudoja apiplėšimams, o filme The Prestige nagrinėjama 2 magų siekiančio geriausio triuko konkurencija. Ar galite pasidalinti mintimis apie tai, kaip šie filmai perteikia magijos ir iliuzijos esmę ir kaip jie gali atspindėti arba neatspindėti iliuzijų pasaulio tikrovės? Labai geras klausimas. Atspindėti tikrovę gali tiek pat, kiek holivudinė meilės istorija atspindėti tikrus santykius žmonių. Yra daugybė subtilių momentų, kurių nesimato, kai kas romantizuota, kai kas kaip tik užaštrinta. Kai pirmą kartą pamačiau filmą Prestižas, kurį rekomenduoju pasižiūrėti, su puikiais aktoriais, labai puikiu siužetu ir mįsle labai gera užsukta. Filmas Prestižas man iš pat pradžių nepatiko ir nežinau kodėl. Man buvo atmetimo reakcija, man reikėjo kelių metų, kol tas filmas man ėmė kai kuo patikti. Aš jo nesupratau, žinok. Tas lygiai tas pats. Personažas, kuris visiems nepatiko, nes aš visų klausdavau, kaip tu manai, kuris yra iš jų gerasis. Nes tas, kuris man atrodė gerasis, visiems atrodė blogasis. Tiem, kuriem atrodė, kad yra blogasis, man atrodė, kad jis, žodžiu, atvirkščiai. Taip. Nes vienas, man atrodo, tiesiog turi per daug tuščių ambicijų ir tokį primityvų, neurotišką bandymą savęs įrodyti, kas yra labai negerai visiems artistam, kurie bando taip save įrodyti, nes dažniausiai tai yra kelias į perdegimą. Ir tai nutolė, yra pora dalykų, vienas mano pažįstamas magas, Ricky J. berods yra konsultavęs šito filmo, ten kai kurios momentus, triukus, ten yra daug netiesos, kad narvelis sutraiško paukščiuką, ar ne, tai tikrai dramatinis sprendimas, magai to nenaudojo. Gal senovėje, nebūtinai dėl etinių priežasčių, dėl to, kad paukščiukai labai brangus ir juos kiekvieną pasirodymą žudyti būtų tikrai neapsimokėję ir to labiau tu užtrunki, kol tu išmokini, tas augintinis tampa tavo mylimas ir taip toliau. Aš su gyvūnais niekada nedirbu, todėl... Iš vis nedirbi? Ne, aš vieną kartą turėjau vieną papūgėlę, kuri mokėjo išlipti man iš kišenės ir visur su manim keliavo, tai buvo pirmiausia mano augintinis, Kempinski yra gyvenusi ten visose viešbučiuose, bet 10 metų su manim pragyveno mano vienintelis augintinis ir viską, kurio dėja nebeturiu jau nuo senatvės, ne nuo darbo. Va, tai Now You See Me filme irgi mes matom, kaip magai gali savo talentą panaudoti blogais tikslais, pavyzdžiui, galėčiau nusekti tavo laikrodį ar dar kažką, bet mes visi galim bet kokį savo talentą panaudoti blogais tikslais. Mes galim kitą apkalbėti ir taip toliau. Tai mano darbas, taip atrodo, kad turėtų didesnį riziką turėti, bet čia yra labiau per įtaigą ir taip toliau. Kam man nuseginėti tavo laikrodį, kai aš galiu psichologiniais triukais paprašyti tau jį man duoti, palaikyti, patikrinti arba duok aš tau staiga darasiu geresnį ir tau nereikia vargintis dėl to. Tai ten tas užaštrinimas. Abudu filmai yra puikus, geri, bet mano menas turi dar tiek daug nematomų
pusių, bent jau man, patirčių ir unikalių dalykų, kurių net tas filmas su visom tom dramom, mano nuomonė, neperteikia. O klausyk, tada man dabar čia aš savo klausimą pradėsiu. Natūraliai, turbūt kaip labai žmogiška, kai tu kažką labai išmoksti, kai tampi kažkur geras, natūraliai gali būti kilti pagunda kažkaip ir blogiem tikslam tai panaudožinai. Aš pats esu tą patyręs, aš esu buvęs kūrybinės komandos dalim laidos per BTV buvo rodoma Auksarankiai. Ir ten buvo vienas epizodas, kai mes norėjom, ne epizodas, buvo vienas sezonas, kur mes rodėm žmonėm, kaip yra apgaudinėjama įvairios apgaulės schemos ir mes realiai vienas iki apgavom žmonės, išviliojom iš jų 8,5 tūkstančių litų ir mes tiesiog galėjom išvažiuoti. Ir aš taip laikau, atsimenu tą krūvą pinigų ir galvoju, palauk, tai gal aš ne tą darbą dirbu, nes tiesiog per lengvai buvo. Tai ar yra istoriškai buvę, turbūt daugiau tu žinosi negu aš, nežinau, iliuzionistų, kurie nuvažiuoja šunkeliais? Iš esmės ne, nes geras iliuzionistas gali tos pinigus užsidirbti darydamas tai, kas jam patinka ir gaudamas daug meilės, be sąžinės priekaišto. Nėra tai populiaru mano mene ir tarp mano kolegų, kurie galėtų, yra kolegų, kurie puikiai dirba su kortomis, pavyzdžiui. Bet jie labai dažnai netgi konsultuoja kai kurios kazino dalykus ir taip toliau, ką daryti, kaip pastebėti. Kazino jau yra pradirbę beveik visus variantus, todėl net ir geriausias pasaulio magas, kažin ar galėtų sučyžinti. Kazino naudoja tą sleight of hand? Kazino naudoja jų konsultacijas, kaip pastebėti, kaip prevencija, kaip jeigu ateitų sukčiai pas juos. Ir ten yra beveik jau visi saugikliai sudėti. Tu to nepadarysi taip lengvai. Tai yra mitas, aš kartais pasakau, savo scenoje per šou pajuokauju, kad žinot, įsivaizduot, aš jums parodysiu triuką, dėl kurio manęs nebeleidžia į kazino. Bet tai yra dramatinis momentas, nes aš į kazino ir taip neinu. Tai žodžiu, nes aš net nemoku lošti kortom. Aha, tai tu net vežimo ir durnių nemokėtum? Nu, aš esu žaidęs kortom, bet aš neatsiminčiau. Dabar sakytum, vaduodu kortas, žaidžiam kokį nors žaidimą, aš nepažaidžiau, nes aš nelabai mėgstu kortas, man atrodo, kad kortos yra pernelyg dažnai magijai naudojama ir manau, kad jeigu tu turėtum supergalę, Timūrai, ar tu paimtum, sakytum, žiūrėk, aš moku ištraukti iš oro kortą, ar tu ištrauktum kokius, nežinau, deimantus, ar merso raktelius naujus, ar dar kažką, ar ne? Tai aš užduodu tokį klausimą, iškart galvočiau, ko mano žiūrovai norėtų, jeigu jie tą galėtų ir taip toliau, nors yra fantastiškų triukų su kortom, kuriuos irgi kartais parodau, bet tai yra daugiau kaip vizualus reginys, o ne kaip šitas. Tai atsakant dalykus, aš labai tikiu karmą. Suprantate, aš dabar esu gyvenime tokiam periode, kur supratau, kad žmonės labai ieško būdo lengvo bet kam. Lengvo būdo išpopuliarėti. Lengvo būdo prasikalti teliką, lengvo būdo būti turtingu, lengvo būdo sulieknėti, whatever. Ir kai tik aš išgirstu žodį lengvas, tai man yra red flagas, kad ne. Aš esu gyvenime dabar periode, kur supratau, kad the hard way is the way. Ir lengvai dalykai ne visada pasidaro. Jie pasidaro kartais organiškai. Pavyzdžiui, dabar tau duotų mikrofoną ir sakytų, staigiai pravesk, čia renginys su sienos vyksta, vedėjas netvyko. Tu tą padarytum. Nežinau ar lengvai, bet tu padarytum tą organiškai, nes tu turi Dievo dovaną, tu turi įgūdį, tu moki valdyti publiką, tu moki su publika bendrauti, tu tą padarytum. Bet Timūrui reikėjo daugybės metų patirties, kad jis galėtų tą dabar padaryti kaip neurochirurgui. Jis gal nesakys, kad operacija yra sunki, man pavyko, praėjo sklandžiai ir nesakys, kad lengva, bet tiesiog organiškai jam pavyko, nes jis turi tam įdirbį. Tai va, tai netikėkime lengvai sprendimais, nes magijų lengvai gali atsirasti ten korta rankoje ar triušis, ar ne, bet tame ir iliuzija yra, kad daugybė metų sunkaus darbo už viso to stovi, kad tai atrodytų lengva. Lengvumas yra didžiausia iliuzija, kokią mes savo kuriam. O apie šitą įdirbį tai dar tikrai norėsis man pakalbėti, nes man irgi vienas iš traumą pasunkinusių dalykų, kai iš radijo atleido, buvo tai, kad tu tiek daug nesimatė, žinai, nes žmonėm įsijungti radiją ir tiesiog girdėti linksmus žmonės atrodė kaip savaime suprantama ir, žinai, čia kiekvienas galėtų. Ir kiek tau reikia padaryti, kiek tau reikia įdėti savęs, dažnai žmonės ir nemato ir čia yra tokia ir, drama tam tikra vis tiek, ypatingai tavo reikalė iliuzijos mene, nes mūsų sieja dar vienas bendras draugas Rokas Bernatonis, kurio studijoje aš čia sėdžiu ir naudojas paslaugom. Ir aš daugiau esu šiek tiek matęs ir žinau jo viso beko, bet tai kiek jums tenka iliuzionistam daryti ir treniruotis galų gale, tai žmonės to nežino ir žinai, galų gale rankų, žinai, pirštų visas tas reiškia miklumas, tai yra išlavinami dalykai, bet yra ir talento nemaža dalis, ar ne?
Taip, nes matai, čia yra, bet dirba visi, ir sportininkai, ir balerinos, ir muzikantai, smuikininkai, visi iš tikrųjų daug dirbam ir aš tai niekada nenoriu pasakyti, kad, žinot, mano profesijoje čia yra ypatingai didelis įdirbis. Bet žinai, kas man yra lygiai tiek pat sunku, kiek išmokti techniškai valdyti triuką. Jį įdomiai entertainant publiką pateikti. Čia atskiras lygis. Nes aš išmokyti tų rankom, aš žinau magų, kurie tobulai pirštų miklumu moka pradanginti pieštuką ir padaryti visą, tobulai. Bet jie siaubingai bijo pakelti akis ir pažiūrėti žiūrovų į akis. Ir tada tai nelieka, žinai, tai kaip dainininkas stovėtų už užuolaidos visą laiką. Kaip geras dainininkas, mes turim Lietuvoje tokių pavyzdžių, kurie techniškai puikiai dainuoja, bet jie yra neįdomus artistai. Vat kažkuo nepaima. Ir aš manau, žinot, mano Kristina, mano draugė, jinai truputį kitaip įsireiškia, bet tarp eilučių jos posakis buvo, kad, žinai, tik ligoniai dvasios gerai atrodo scenai. Žmogus turi būti biški kažkuo tokio, mus traukia nenormalumas ir scenai tinka nenormalumas. Jeigu aš čia įimu vandens stiklinę taip, tai scenoj aš imu vandens stiklinę taip. Žinai, viskas yra apranga mano scenoje, yra biški ryškiau, biški blizganti. Aš jau geriau biški drąsiau apsirengsiu negu per mažai, nes tai yra būdas išlaikyti žmogaus dėmesį, duodi tą momentą ir aš daug apie tai galvoju. Ir tu nepasakysi, tai yra ir Dievo dovana, ir įdirbis, ir tam tikri dalykai. Mano bazė yra viso to, net netriukas, netriuko paslaptis dar kažkas. Aš labai myliu ir gerbiu tai, ką darau. Ir aš labai myliu ir gerbiu žmonės, kuriems aš darau. Visi žmonės, kurie scenoje, aš skirstau 2 kategorijas. Tie, kurie eina į sceną gauti žiūrovų dėmesį tam, kad parodytų, žiūrėkit, kokie aš faini, kokie mes faini, koks aš fainas. Ir tie, kurie, ką aš galiu padaryti, kad jums būtų faina. Ir aš esu iš tų, kurie nori, ką man padaryti, kad jums būtų geras, smagu, faina. Man nesvarbu, kiek man už renginį moka, man nesvarbu, ar mane žiūri 5 žmonės ar 500. Aš galvoju, ką man padaryti, kad jums būtų linksma ir gera. Labai geras. Aš lygiai to pačiu save, irgi taip savo renginių vedimą ant to paties statau, o kodėl tu nori, kad žmonėms būtų faina, o ne tau? Kodėl tau tai reikia? Čia psichoterapinis klausimas. Labai geras, čia grinai psichoterapinis momentas. Manau, kad visi atsakymus turi truputį kitokius ir aš apie tai labai daug galvoju, mes galėsim grįžti, tu žinai, kad aš turiu backgroundą psichologijoje. Aš žinau. Aš labai to žaviuosi. Ir filosofijai. Taip, ir aš psichoterapijos ir kursai, ir aš dabar esu nuolatos pradirbinėju, nes manau, kad mūsų profesijos atstovom tai yra tiesiog būtina. Kodėl? Nes man, pirmas dalykas dėl to, kad aš esu pradirbęs savo visus narcisistinius dalykus, dėl to man nereikia, kad jūs žiūrėkit, koks aš fainas, nes aš žinau, kad aš darau tai, kas yra geriausia ir ką aš galiu geriausia padaryti su esamų renginiu, esamom šviesom, esamų žiūrovų blaivumo leveliu ir taip toliau. Nenorėjau visada nukrypti, nes man buvo labai baisu ir aš tą galėjau ir labai daug kas padarė tas, kas yra people pleasingu. Man yra labai gaila, kai mes visi gyvenime imam per daug pataikauti, nesvarbu antrai pusiai, darbdaviui, kolegai, dar kažkam. Save užmiršdami, neva kompensuodami, bet čia yra jau savivertės dalykai ir visa kita. Bet aš manau, kad žmogus dirbantis scenoje renginiuose šou biznėje jau geriau turi truputį mažesnę savivertę negu per didelę. Aš jau tiek pavargau nuo save išdidinančių narcisistų dėmesio centre ir pasaulio bamba save laikančių, kad aš galvoju, aš nenoriu toks būti. Aš pamačiau, aš tik visai neseniai pamačiau, mano labai geras draugas man sako, blemba, kaip tam žmogui gerai, jis tik tai myli save, džiaugiasi savo, viską perkasi. Jis sako, tu neįsivaizduoji, kokia tai yra našta ir koks žmogus yra nelaimingas, kai galvoja ir myli tik save. Ir supratau jo. Tai yra didžiulė nelaimė. Ir mūsų visi šventieji, ir motina Teresė, sakykime, ar ten paimkime bet kokią kitą personą, kurią mes laikome gera, tai yra ta altruistė ir taip toliau. Nors čia irgi reikia nenukrypti. Man atrodo, kad viskas yra balanse meilės pagarbos savo ir to atidavimo savo. Tai aš dar to balanso ieškau, aš jaučiu, kad aš esu labai arti to. Ir visgi radau, pagal tai, kiek aš turiu renginių, pagal tai, kiek aš turiu daro, pagal feedbacką, kurį aš gaunu, pagal tai, kad aš jaučiu, kad reikalai eina, aš jaučiu didžiulį dėkingumą, aš labai džiaugiuosi. Aš nesureikšminu, kad tai yra tik tai mano dėka, aš manau, kad ir žvaigždės, ir mano talentas, ir laikų, ir vietoj dalykai, Dievo kažkokia, nors aš nesu tikintis, bet, sakykime, ranka likimo tai lemia, bet tuo pačiu aš ir bent jau stengiuosi viską daryti,
būtų ok, kad būtų gera. Ir tau dabar su manimi, ir tiem, kurie mūsų klausos, ir kažkur renginį. Bet tu dabar kaip politikas, žinai, apie gražų ratą, bet tu man neatsakei, kodėl tau tai svarbu, kodėl tau, ką tau duoda, vat, žmonės juokiasi, žinai, kaip tas veikia tave. Psichoterapijoje klausimas, kuris prasideda žodžiu, kodėl yra labai vengtinas, lygiai taip pat, tu gali naudoti, nes tai labai gerai žiūrovom kelia dramą. Šiaip ir žiūrovom patarimas, kai užduoda klausimą, prasidedančiu žodžiu, kodėl, tu gali vengti atsakymo. Kodėl? Nes žodis kodėl verčia tave truputėlį teisintis. Pavyzdžiui, kodėl tu apsirengi iš tus marškinius dabar? Kuo tau patinka šitie marškiniai? Okay. Jauti skirtumą? Kodėl iškart, ką tu nori pasakyti, kad aš blogai kažką darau? Taip. O kai aš paklausiu... Vienas yra gynybinis, jo, tai tu klausi, dar kartą tai patikslinį klausimą, bet kodėl? Apie ką yra tai, kad man svarbu, kad žmonės gerai praeistų laiką? Ką tau tai duoda? Vat ką tau duoda ta žmonių gera emocija? Tai yra mano pirminė sąlyga, kad aš galėčiau pasimėgauti savo darbu. Kai aš kuriu triuką, aš galvoju, ar man jį smagu rodyti, ne tik tai. Žmonių reakcija, kai yra, wow, man tai mes puikiai praeidom laiką, nes aš dabar darau one man show, aš ir vedu renginius, jeigu reikia, aš kartais truputį padainuoju kokį Sinatrą, aš norėjau nebūti tik tai magas, aš norėjau būti one man show, aš kaip visada sakau, aš parduodu ne iliuzionisto show, iliuzionistų yra pilna, jų yra skirtingų, visiems sėkmės, aš parduodu man to visą. Patirtį, energiją, juoką, traumas, visus tos dalykus. Ir man tai yra vienintelis lakmuso papirėlis. Ne tai, kiek aš gaunu už tą vakarą, ne tai, kaip ten kas, ne tai, ar aš gerai atrodau, ar aš miegojęs naktį prieš renginį ar ne. Ant kiek gerai žmonės, kurie atėjo ir sėdi renginį, gerai praeidžia laiką. Man Amerikoje vienas mano mokytojas sakė, you are as good as your last show. Tu gali turėti visus pasaulio apdovanojimus, bet jeigu vakare niekas neplojo už to pasirodymą, jeigu tavo laidos žmonės nei vienas neperžiūrėjo iki galo, you're as good as your last show. Okay. Ir aš tą dažnai prisimenu, kad neužmirščiau ir neužmigčiau ant laurų. Gerai. Jo, aš didžiausias man to vis dar kritikas. Oi, tai čia aš tave puikiai suprantu. Gerai, man jau matai natūralinu užduoti kitus klausimus, kurie logiški yra, nes aš tą patį buvau pasirašęs ir jau matau, kaip gražiai viskas jungiasi. Aš galiu trumpinti, aš čia varau, aš esu žiūrovas, atsiprašau, man visada rašo, tu varai monologais. Bet tu negali tokį klausimą atsakyti vienu žodžiu taip, ne. Nu, supranti. Žiūrėk, nereikia. Aš manau, kad čia žmonės, mes tikrai laiko turim. Čia žmonės žiūri tie, kurie nori žiūrėti ilgai, kurie nori klausyti ilgai. Tai ramiai, man norisi patirties ir aš ją gaunu. Antras klausimas iš rėmėjų irgi labai geras. Kaip iliuzionistų triukai išpopuliarėję filmuose, serialuose ar televizijos laidose daro įtaką magijos suvokimui mūsų visuomenėje? Ar yra kokių nors konkrečių triukų iš filmų, serialų ar laidų, kuriuos pats norėjote išbandyti ir išbandėte? Čia gal labiau, žinai, kiek ta popkultūra įtakoja? Nelabai stipriai, nes, žinai, klausimai, kuriuos aš girdžiu dažniausiai, kai žmonės sužino, kad aš esu iliuzionistas ar jie mane pažįsta renginį, tai yra dažniausiai du. Kur triušis? Nes jiems siejasi su tuo triuku arba ar gali pradanginti mano žmoną. Tai yra, žinai, tie dalykai. Ir bairis. Tai žmonės kažkaip tai popkultūrai tiek nedaro. Ir net žmonės ne visada ir atsimena pačius triukus. Žinai, bet kurioj momente, bet kurioj patirty mes kartais neatsimenam detalių. Pavyzdžiui, nežinau, kokia nors kelionė paskutinė, kurioje tu buvai, galbūt tu neatsimeni kai kurių detalių, bet tu tikrai atsimeni, ar tau buvo gera ar ne. Jo. Renginį ar koncerte paskutiniam, kuriam tu buvai, tu tikrai neatsiminsi eiliškumo dainų, kurios buvo sudainuotos tavo mėgiamą atlikėjo, bet tu tikrai atsiminsi, ar tau buvo smagu ar ne. Mes atsimenam tam tikrą emociją, aišku, irgi pasikliauti savo emocijom, aš kaip žmogus turintis psichologinį backgroundą galiu pasakyti, reikia labai atsargiai. Mūsų nuotaikos, mūsų nuomonės, mūsų emocijos, ką mes jaučiam, kartais labai stipriai meluoja. Kaip aš sakau, žinai, ką lengviausia yra apgauti. Ir žmonės dažnai sako, tikriausiai girtą žmogų, nepilno proto žmogų, pavargusi žmogų ir taip toliau. Lengviausia yra apgauti save. Nes mes turim labai išdirbę geras sistemas, kaip savo pameluot, kaip truputį kokį nors mums skausmą, nerimą keliantį stimulą patraukti šalį ir taip toliau. Tas gali būti panaudota ir labai gerais tikslais. Kai mums atrodo viskas juoda, mes galim pasakyti stop, ar tikrai viskas juoda ir bet kuris pilną šitą popieriaus lapą galėtų parašyti dalykų, už kuriuos mes čia ir dabar esam dėkingi. Turėti švaraus geriamo vandens stiklinę, kuri tu ne iš šulinio atnešė, jis man įpylė iš krano.
Ekranai, iš kurio bėga švarus tekantis vanduo, yra fantastiškas dalykas, kurio kiek kartų tūkstančius metų neturėjo iki mūsų, ar ne? Tai praktiškai visos. Tai ir aš žinau, kad tai yra banalybė, nes tai nereiškia, kad žmogus galvodamas apie tai, kad aš turiu vandens tikrai neišgis nuo depresijos, arba nuo nerimo dalykų, arba nuo traumų, kurias mums sukelia, nežinau, išdavystė, ten dar kažkas, savivertės problemos ir visa kita. Bet tie dalykai yra kaip truputį atspirties taškas, kad ne tik tai minusas yra, bet yra ir pliusas. Visada. Truputį tokį, žinai, blaivesnį požiūrį išlaikyti. Okay, tai, o vat, 2 filmai buvo paminėti. Tu turbūt žiūrėdamas juos jau tu visus triukus supratai? Ne, kai kurie buvo labai televiziniai ir kai kurie triukai, yra triukų, kurie labai gerai atrodo gyvai, bet netrodo gerai telike. Ir triukai, kurie atrodo per gerai. Supranti, pavyzdžiui, jeigu dabar pinkšt, čia atsirastų stiklinė, taurė vyno raudono, ne? Žiūrovai galvotų, kad tai būtų montažas. Triukas negali atrodyti per gerai, nes tada nelieka tavo efekto. Bet jeigu aš sakyčiau, myliai, šitas stalas yra tuščias. Aš paimu nosinaitę, uždengiu. Suskaičiuokim iki 3, atidengiu taurę. Okei, kažkas yra psichologiškai tame, kad reikia to proceso. O kas ten vyko už tos užuolaidos? Aš turiu triukų, kur galėtų taurė, ne taurė, bet daiktas o taip atsirasti, bet kai tu uždengi medžiagą, atidengi, kažkas yra tokio, net ir aš atsimenu Freudas ar kažkuris iš psichologijos klasikų sakė, kad paslaptis yra seksualesnė už nuogybę. Tai yra, kad visiškai nuogas kūnas niekada nebus toks seksi, kiek šiek tiek pridengtas. Taip. Nes vėlgi, čia yra apie mūsų vaizduotę. Mes didžiausius savo siaubus sukūrėm savo prote, kaip ir didžiausias kartais palaimas, svajonės, džiaugsmus ir viską kitą. Patiriam būtent savo prote. Ne objektyviai kažkur realybei, o absoliučiai mūsų prote. Žmogus tą patį spektaklį, tą patį filmą, net šitą laidą žiūrėdami, vienas galės sakyti, wow, nerealu, kitas, o fuck, kokia nesąmonė. Jo. Next.